Sveiki atvykę į diskusiją. Šiandienos mūsų pokalbis, jis kyla iš kelių biblinių tekstų, kurie man regis paliečia vieną tokių pamatinių žmogiškosios patirties klausimų. Kaip mes, atsidūrę dykumoje ir tiesioginė, ir perkeltinė prasme, kaip mes mezgame santykį su tuo, kas mus pranoksta? Ką darome, kai susidurėme su nepritekliumi, su abejonėmis, su galiausiai mirties baime? Būtent. Ir šie tekstai, paimti iš Išėjimo knygos, Evangelijos pagal Joną ir laiško romiečiams, siūlo, iš pirmo žvilgsnio du labai skirtingus atsakus. Man atrodo, pagrindinis klausimas, kurį čia galėtume iškelti, yra toks. Ar tikėjimo pamatas yra reikalavimas, Dievo išbandymas, kaip matome Senajame testamente, kur ištroškusi tauta dykumoje tiesiog reikalauja ženklo, ar vis dėlto tikėjimas yra atvirumas priimti dovaną, kuri, nėra atsakas į mūsų reikalavimą. Man atrodo, kad Naujasis testamentas susiūlo radikalią perspektyvos kaitą. Aš suprantu, kodėl taip sakote. Tas kontrastas tikrai akivaizdus. Bet aš šiandien ginsiu požiūrį, kad to Senojo testamento modelio negalima tiesiog nurašyti kaip primityvaus ar, nebrandaus. Manau, kad tas atšiaurų susidūrimas dykumoje yra pamatinė patirtis ir ji, ko gero, būtina tam, kad vėlesnė dovanos idėja apskritai įgautų prasmę. Tai pasakojimas apie tai, kaip Dievas atsako į pačią giliausią, net ir piktą žmogaus neviltį. Gerai, tai tuomet pradėkime nuo tos, kaip sakote, pamatinės patirties. Išėjimo knygos pasakomas apie Masą ir Meribą. Man tai yra, beveik priešiško transakcinio santykio pavyzdys. Prisiminkime tą sceną. Tauta yra dykumoje, ji ištroškusi, apimta panikos. Ir ką jie daro? Jie nemeldžiasi, jie kaltina Mozę ir, tiesą sakant, patį Dievą. Jie meta ultimatą, ar vieškot su mumis ar ne. Tai yra klasikinis išbandymas, jei tu esi, įrodyk. Ir Dievas regis pasiduoda šiam reikalavimui. Mozei liepiama suduoti lazdą į uolą ir ištrykšta vanduo. Problema išspręsta, bet kokia kaina. Santykis paremtas įtarumu ir reikalavimu. Bet ar galime tikėtis teologinės brandos iš žmonių, kurie tiesioginė prasme miršta iš troškulio? Juk tai nėra teorinis disputas, tai yra gyvybės ir mirties klausimas. Jų šauksmas, nors ir piktas, jis yra autentiškas. Manau, kad menkinti jį kaip transakcinį reiškia tiesiog nesuprasti žmogiškos nevilties gilumos. Ir svarbiausia čia, manau, yra ne tai, kaip tauta klausia, o tai, kad Dievas atsako. Jis jų neignoruoja, nebaudžia už įžūlumą, bet patenkina jų gyvybinį poreikį. Šis momentas sukuria precedentą. Dievas yra tas, kuris girdi, net ir priekaištus. Suprantu, kad neviltis yra žmogiška, bet pats tekstas atrodo vertina šį poelgį labai neigiamai. Juk neveltui vietovės gauna tokius vardus. Masa reiškia išbandymą, o Meriba kaltinimą arba ginčą. Tai tarsi amžinas priekaištas įrašytas žemėlapyje. Ir vėliau 94 psalme grįžta prie šio įvykio kaip prie perspėjimo. Neužkitinkite savo širdžių kaip Meriboje. Tai, man atrodo, aiškiai rodo, kad toks elgesys yra kliūtis nuodėmė, o nesektinas pavyzdys, kaip kurti santykį. Tai stiprus argumentas, ypač kai remiatės psalme. Taip. Sutinku, kad tekstas vertina šį poelgį kritiškai. Vis dėlto, aš manau, kad Dievo atsakas į šį kritikuotiną poelgį yra svarbesnis už patį poelgį. Būtent šis grubus, desperatiškas dialogas išprovokuoja dieviškąjį atsaką, kuris tampa pamatu ateities kartų tikėjimui. Dievas ne tik duoda vandens, jis save apreiškia kaip uola. Ir čia svarbu pabrėžti, kodėl būtent uola. Dykumoje uola yra stabilumo, patikimumo, prieglobsčio nuo karščio simbolis. Kai iš tokio negyvybingo, kieto objekto ištrykšta gyvybę teikiantis vanduo, tai tampa galingiausių įvaizdžių, kad Dievas teikia gyvybę ten, kur jos atrodytų visiškai negali būti. Ir šis simbolis tampa kertiniu Izraelio tikėjimo akmeniu. Būtent šis jūsų paminėtas perėjimas prie simbolio ir parodo, kur yra esminis lūžis. Senajame testamente mes turime fizinį vandenį iš fizinės uolos kaip atsaką į fizinį poreikį. Tačiau Naujasis testamentas šį įvaizdį paima ir perkelia ir visiškai kitą lygmenį. Pagalvokime apie Jėzaus ir Samarietės pokalbį prie šulinio Evangelijoje pagal Joną. Situacija iš pažiūros panaši, kalbama apie trokšulį ir vandenį, bet Jėzus iškart perkelia pokalbį į kitą plotmę. Jis sako,
Kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius. Bet ar samarietė iškart supranta, apie ką kalbama? Juk jos pirma reakcija yra visiškai buitinė. Duok man to vandens, kad nebetrokščiau ir nebevaikščiaučiau semti. Ji vis dar mąsto tomis pačiomis kategorijomis kaip tauta dykumoje, kaip išspręsti fizinę problemą. Visiškai teisingai. Ir būtent tai atskleidžia kontrasto esmę. Jėzus neskuba daryti stebuklo. Jis neduoda jai kibiro pilno stebuklingo vandens. Vietoj to jis įtraukia ją į dialogą, atskleidžia jos pačios gyvenimo troškulį, dvasinį troškulį. Gyvasis vanduo, kurį jis siūlo, yra ne išorinis vienkartinis išgelbėjimas, o vidinė nuolatinė transformacija per šventąją dvasią. Tai nėra atsakas į reikalavimą, tai yra laisvai siūloma dovana. Ir moteris ją priima ne per maištą, o per atvirą pokalbį ir savęs pažinimą. O pasekmės visai kitokios. Tauta dykumoje atsigėrė ir nuėjo toliau murmėti. O samarietė priėmusi šią dovaną pati tampa šaltiniu savo miestui, liudydama apie tai, ką patiria. Tai perėjimas nuo priklausomybės nuo išorinių ženklų prie vidinio dvasios veikimo. Aš nesiginčiju, kad tai yra dvasinė transformacija, bet manau, jog jūs pamirštate simbolinę tąsą. Jūs sakote, kad Jėzus perkelia pokalbį į kitą lygmenį ir aš sutinku. Bet kodėl jo metafora apie gyvąjį vandenį yra tokia paveiki? Būtent todėl, kad jo klausytojų sąmonėje gyvuoja istorinė atmintis apie Dievą, kuris dykumoje pasirodė kaip patikima uola, iš kurios triško gyvybę teikiantis vanduo. Viena patirtis grindžia kitą. Be pamatinės išėjimo patirties gyvojo vandens pažadas skambėtų, abstrakčiai ir tuščiai. Kristus nepanaikina uolos įvaizdžio, o jį įkūnija ir išpildo naujų, gilesnių lygmenių. Jis pats tampa ta dvasinė uola. Gerai, bet pripažinkime, kad tas išpildymas yra toks radikalus, jog virsta paneigimu. Jis paneigia ne vandenį kaip simbolį, o reikalavimų ir išbandymo mechanizmą. Ir čia, manau, apaštalas Paulius laiške Romiečiams padeda galutinį tašką. Jis tiesiai klausia, koks yra tikrasis neginčiamas Dievo meilės įrodams. Ir jo atsakymas yra, tiesiog pritrenkiantis. Tai negalios demonstravimas, kaip vandens išgavimas iš uolos, atvirkščiai, tai didžiausio beišiškumo ir pasiaukojimo aktas. Dievas mus parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Palaukite. Bet ar tai tikrai yra atvirkščiai? Ar tai nėra tos pačios logikos tąsa? Manau, kad tai yra apversta logika. Pagalvokite, vanduo iš uolos buvo duotas kaip atsakas į priekaištą, į reikalavimą įrodyk. O Kristaus mirtis, pasak Paulius, įvyko, kai tebebuvome nusidėjėliai ir bejėgiai. Tai reiškia, kad ši meilės dovana duota ne kaip atsakas į mūsų reikalavimus, net ne kaip atsakas į mūsų maldas. Ji duota nepriklausomai nuo mūsų būklės, nuo mūsų nuopelnių ar net mūsų tikėjimo. Tai besąlygiška iniciatyvi dovana. Ji perkeičia visą paradigmą. Mes nebe tie, kurie reikalauja ženklo, o tie, kurie stovi apsturbę prieš dovanas, kurios niekada neprašėme ir kurios nesame verti. Būtent tai, mano manimu, yra brandus tikėjimas, nebandyti Dievo, o dėkingai priimti šią dovaną. Kitaip tariant, ar malda Dievu išgydyk mane ir aš patikėsiu yra brandi, ar tai vis dar tas pats Masos ir Meribos šauksmas. Paulius sako, kad didžiausias įrodymas jau duotas. Aš visiškai sutinku, kad Kristaus mirtis yra didžiausias meilės įrodymas. Bet aš nemanau, kad šie du įrodymai, vanduo iš uolos ir kryžius, prieštarauja vienas kitam. Jie atspindi skirtingus, bet susijusius Dievo veikimo lygmenis. Išėjimo istorija rodo Dievą, kuris gelbsta savo tautą nuo fizinės mirties dykumoje. Laiškas Romiečiams kalba apie Dievą, kuris per Kristų gelbsta visą žmoniją nuo dvasinės mirties. Viena patirtis paruošia kelią kitai. Kaip žmogus gali patikėti, kad Dievas jį išgelbės nuo dvasinės mirties, jei neturi istorinės patirties, įrodančios, kad tas pats Dievas gelbsti ir nuo fizinės mirties? Dievo ištikimybė parodyta net ir piktos reikalaujančios tautos akivaizdoje dykumoje, tampa tuo tvirtu pagrindu, ta uola, ant kurios galima statyti pasitikėjimą jo galutinę meilės išraišką kryžiuje. Tai ne prieštaravimas, o nuoseklė apreiškimo istorija, kurioje Dievas kantriai veda žmoniją nuo paprastesnių, apčiuopiamų ženklų prie gilesnio dvasinio santykio.
Bet ar ta nuosekli istorija nereikalauja, kad mes galiausiai išauktume iš to pirminio reikalaujančio etapo? Ar brandus tikėjimas neturėtų pereiti nuo klausimo Dieve, ar tu su mumis, prie teiginio, net jei nejaučiu tavo artumo, aš žinau, kad tu esi su manimi dėl to, kas įvyko ant kryžiaus? Man atrodo, kad laikytis įsikibus Senosios testamento modelio kaip pamatinio reiškia likti dvasinėje vaikystėje, nuolat reikalaujant naujų įrodymų, užuot ilsėjusis toje vienintelėje galutinėje dovanoje. O aš manau, kad ignoruoti tą pirminį šauksmo, tą žmogišką nevilties balsą būtų klaida. Tai reikštų kurti tikėjimą, kuris yra atitrūkęs nuo realiaus, kartais labai skausmingos žmogiškos patirties. Kiekvienas iš mūsų anksčiau ar vėliau atsidūrėme savo asmeninėje meribos tikumoje, kur norisi šaukti, ar tu išvis esi. Ir pasakojimas apie vandenį iš uolos lieka galingų priminimu, kad Dievas girdi net ir šios piktus, priekaištingus balsus ir atsako juos. Galbūt ne taip, kaip mes tikimės, bet atsako. Tad jei grįžtume prie esmės, man atrodo, kad pagrindinis Naujojo testamento akcentas yra perėjimas. Šie tekstai veda mus keliu nuo reikalavimo link dovanos priėmimo. Santykis su Dievu, kurį atskleidžia Kristus ir apaštalas Paulius, jis kviečia į gilų pasitikėjimą, kuris nebesiremia išoriniais ženklais ar stebuklais, bet kyla iš vidinio, dvasios įlieto Dievo meilės patyrimo. Tai kvietimas pagaliau suaugti ir pereiti nuo išbandymo prie tikėjimo. O aš apibendrinčiau teigdama, kad abu šie modeliai išbandymo ir dovanos atskleidžia skirtingus, bet vienodai svarbius Dievo ir žmogaus santykio aspektus. Senoji testamento pasakojimas įžemina mūsų tikėjimą, parodydamas, kad jis skirtas realiems, kenčiančiams, abejojančiams žmonėms. Jis sukuria pamatą. O Naujasis testamentas stato ant šio pamato, atskleisdamas galutinį tikslą, santykį paremtą ne reikalavimo, o meilė ir dėkingumu. Negalima turėti stogo be pamato. Akivaizdu, kad šie pasakojimai ir toliau kelia esminius klausimus apie pasitikėjimo prigimtį. Jie verčia mus susimastyti, kaip kiekvienas iš mūsų, atsidūrė savo asmeninėje dykumoje, kreipiasi į tai, kas jį pranoksta, ar vis dar su ištiestų kumščiu ir reikalavimu, ar jau su atvira širdim pasirengusią priimti dovaną. Šiuose tekstuose, manau, yra dar daug ką atrasti.